Turėdamas niokojančią nokautavimo galią ir įspūdingą 93% nokautų procentą, jis nokautavo 27 iš savo 30 varžovų. 7 puntos para el negro Ceballos. Porque el que pega los mazazos ese No se va a levantar. Tai pavojingiausias žmogus Meksikoje. Tai Eduardas Sugaras Núñezas, 27 metų boksininkas, kurį promotorius Edis Hernas vadina būsimų pasaulio čempionu. He's now, for me, one of the most exciting fighters pound for pound in the sport, but also world champion at 130 pounds. Tačiau norint suprasti jo kelią, reikia pradėti nuo to, kur viskas prasidėjo. El que imparte justicia, Efraín Ornelas, se le fue. Y vean una vez más con la zurda y con la diestra, vámonos. Eduardas Sugaras Núñezas gimė 1997 metais Liepos 25 d. Los Mochise, Sinaloa, Meksikoje. Mieste garsėjančiame bokso tradicijomis ir čempionais. Jo kelias į ringą prasidėjo ne nuo šlovės svajonių, o nuo išlikimo. Núñezas vaikystėje buvo nuolat ujamas ir jo tėvas žinojo, kad kažkas turi pasikeisti. Taigi, kai Núñezui buvo vos 14 metų, jo tėvas užrašė jį į bokso salę ir patikėjo legendinio trenerio Don Manuelio Kočiul Montielio globai. Núñezas atėjo ieškodamas savigynos, bet atrado savo pašaukimą. Kočiulis Montielis jį pavadino Sugar, nes jis turėjo tapti kita Meksikos žvaigžde, o ne dėl saldumo. Atėjo laikas įrodyti. Eduardas Núñezas prieš Jose Vega Ochoa, turinti 11 kovų ir 11 nokautų. Núñezas, būdamas 20, debiutavo Meksikos nacionalinėje televizijoje. Tai buvo jo šansas išgarsėti. Tačiau Jose Vega neturėjo galimybių. El campeonato disputa, bien pistonea el pitallito, el hombre que ya lo vimos en su récord. Incluso se comieron un triunfo de sus 11 victorias, todas antes del límite, que tiene que boxear y por eso le atiza. Praėjus tik 90 sekundžių nuo kovos pradžios, Núñezas galingai nokautavo Vega. Mister, se tiene que salir de ahí, Vega, el pitallito, porque el que pega los mazazos ese No se va a levantar. Y adiós. Pirmas raundas baigtas. Siaubinga. Meksika ką tik atrado naują nokautų sensaciją, o Sugaris tik pradėjo. Impulsas nesustojo. Praėjus vos mėnesiui po to, kai sudaužė Vega, Núñezas vėl žengė į ringą prieš Albertą Choisą García ir iškovojo pergalę dar prieš tai, kai García spėjo sureaguoti. Damos las pupilas al único lundo volado derecho, sensacional y responde. Categoría de los pesos pluma, como bien lo dijo Roberto. Tremenda derecha. Ahí parecía que iba a haber una caída, pero no le metieron negro con vivos en verde, blanco y rojo, mi Robert. Eduardo Núñez, lo terrible a la parte de abajo del cuerpo. Así es, hermano, y el Sugar así es. Pero este Sugar se hablan maravillas y lo está mostrando en estos momentos. Tiene una derecha. Antrajame raunde Sugaris smogė visa jėga. García nesugebėjo atlaikyti jo žiaurių kombinacijų. Al cuerpo, no deja de tirar golpes el de los Mochis y no cambia la tesitura y ahí con la derecha lo deposita en la lona y el ref el cuerpo haciendo bueno el adagio que dice hay que golpear al cuerpo. Kiekvienas naujas varžovas, dar vienas nokautas. Lipant į ringą su Sugariu Núñezu, beveik garantuoti sulaužyti šonkauliai. 2018 metai gruodžio 8 diena. Sugaris Núñezas kovojo su Everardu Negru Ceballosu. Kaip ir su paskutiniais varžovais, Núñezas ant jo išliejo pyktį. Y gracias a usted que nos ha hecho el favor de su compañía. Talón en plata y morado, directo ahí al rostro para Núñez. La mano izquierda. Brincando los dos boxeadores, Octavio. Núñezas iš karto spaudė ir pirmame raunde 2 kartus pargriovė Ceballosą. El negro no llavea, tira puros derechazos. Y se está ya, Dios, se está comiendo. Sí, mata arriba. Ahí sí, ahora sí hay remate. Y va a buscarlo. Uy, otra vez, sí, abajo. Ceballosas išgyveno, kad pamatytų antrą raundą, bet tuo metu jam beveik nieko nebuvo likę. Ya en Mochis, pleito. TNT en sus puños. Y escuchamos tu tarjeta, mi querido Octavio. 10 puntos para el Sugar Núñez, 7 puntos para el negro Ceballos. Teisėjas pamatė pakankamai ir sustabdė ofą dėl techninio nokauto.
Taip ir tęsiasi vis augantis Sugar Nunezo niokojančių nokautų sąrašas. 2019 metai Liepos 20 diena. Nunezas superplunksninio svorio kovoje susitiko su Chesu Arevalu. Arevalas greitai ir skaudžiai sužinojo tai, ką visi Nunezo varžovai supranta. Tie smūgiai kūnui yra mirtini. Fallando con la izquierda, pero después moviendo bien ahí. Dos uppers por parte del Sugar. Golpes en la lona. El que imparte justicia dice que no pasaba absolutamente nada. La izquierda, vean hacia la parte alta del cuerpo con la derecha. Este Sugar a sacar el veneno. Hasta el momento no lo ha hecho. Le mete a la izquierda y después la derecha. Vos po minutės nuo kovos pradžios Nunezas smūgiavo taip stipriai į kūną, kad abu susilenkė per pusę. Su vista de águila, el que imparte justicia, Efraín Ornella se le fue. Y vean una vez más con la zurda y con la diestra, vámonos. A la boca del estómago. Directamente a la parte media. Pirmame raunde bausmės nepakako, o antrame Nunezas stiprių smūgių iš apačios nulėmė Arevalo likimą. Calificación muy baja en el primer episodio, se le cuentan las dos caídas. Y en la segunda, vamos a ver ahora. Dar vienas žiaurus finalas. Dar vienas ketinimų pareiškimas. 2019 m. rugsėjo 20 dieną Rafaelis Hernandezas žengė į ringą tikėdamasi sustabdyti Nunezo traukinį. Galiausiai jis išėjo svarstydamas, kas jį smogė. 18 siempre salía a tirar, que se acabe el round, salía a tirar desde que empezaba hasta que se terminaba, por eso siempre me preparaba bien. La descripción del primer asalto en este combate. Estos aspectos por parte del hombre de Venezuela, de arriba, metiendo los puños, buen alto. Por lo pronto el comienzo del combate ya... Raundas po raundo, Sugaras agresyviai smogė stipriai į kūną, palauždamas Hernandezo valią. Constante tirando golpes, porque ya le cortó la distancia y lo único que le falta es estar tirando más golpeo al cuerpo y bueno, pues rematar como lo hizo ahí. Recuerden que estamos viendo a un hombre que ha ganado 24 combates y todos por la vía corta. Likus 40 sekundžių iki pirmojo raundo pabaigos, galingas nokautų meistro smūgis sužlugdė viltis atsitiesti. Chiguas, esos golpes de efecto retardado, cómo te acalambran el pie. Sí. Y otra vez, ya lo tiene. Lo puso contra las cuerdas. Tai buvo Hernandezo karjeros pabaiga. Nokautų serija nesustojo. Kova po kovos. Nokautas po nokauto. 2019 metai, lapkričio 23 diena, jis vėl stojo į ringą su 18 pergalių iš eilės serija. Chosue, Elchino, Berasa turėjo būti tas išbandymas, kuris privers jį apsispręsti, bet Berasa to nesugebėjo. Ojo ahí, el Sugar es fuerte con ambas manos, el chino Berasa de Metepec. Oh, al hombre de Metepec una vez más hacia la zona blanda, refiero al chino Berasa. Sugar iš karto primetė savo valią, negailestingai tiksliai atakuodamas kūną ir po truputį parklupdydamas Barasą. En 14 de esas 20 victorias. Por ligero margen, los dos empezaron muy bien el combate lanzándose muchos golpes como lo están haciendo ahora. No sé cómo no se dobló el chino Berasa, se lo dio con toda la fuerza. Antrajame raunde galingas smūgis užbaigė jo pasirodymą. De aquella región boxística de nuestro país, todos con categoría, con excelencia, con amor al boxeo, lo agarró en la punta de la barba, lo agarró. Nokautų serija tęsiasi. Meksikos publika stebėjo didybę gyvai. Atėjo laikas pamatyti, ar Sugaras susidoros su stipresniu varžovu. Gersonas Escobaras buvo patyręs ištvermingas kovotojas, pasiruošęs kovai ir galintis išbandyti visas Nunezo silpnybės. Fuerte pegada, Eduardo Núñez Navarro, a quien apodan el Sugar. Continúa con la energía, con la estamina, puede aprovechar. Así es, ese es el momento donde puede entrarle los golpes, como en este momento, 3 golpes sin distancia. Oh. Pega muy fuerte este Eduardo Núñez y tiene que hacerle honor. Sí, señor, muchos golpes, abriendo la boca hasta el momento. Escobar, segundo round apenas. Sí, caramba, y contra ahí con el volado, responde con ese mismo golpe, y ahí golpes curvos por parte de Gerson, que es el tigre. Escobaras veržėsi pirmin, smogdamas tiksliai ir priversdamas Sugarą prisitaikyti prie spaudimo. Nunezo bokso pažanga akivaizdi. Jis tapo naikintoju, o ne tik kovotoju. Parece ya observando el párpado. Entonces, continúa el ataque por parte de que es el Gerson, que no tiene nada de técnica. Es un tirabombas, un tirapiedras, carajo. América contra Rayados, domingo 29 de diciembre, 7:30. Derecha poderosa. ¡Ay, ay, 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 ay! Duro, duro, duro.
vuelve a cerrar el camino. Aplicándola de campana a campana y de esquina a esquina. Mientras tanto, vete media del cuerpo. Pero observen ahí, esto es una auténtica piñata lo que está sucediendo. La izquierda. Eskobaras parodė neįtikėtiną širdį. Išgyveno iki 6. raundo. Tačiau tuo metu jo kūnas pradėjo pasiduoti. Abajo, te escucho, Leo. Puede ser el fin. Izquierda, puede ser el momento. Otra vez mi Leo. No puedo creerlo, cómo está aguantando Gerson, mi ser. Ay, caramba, la que se acaba de comer. Una izquierda dura, una izquierda poderosa. Vuelve a atacar con una metralla. Vuelve a meter la derecha. Otra derecha. Tendría que entrar el referee. ¿A qué hora, referee? Ay, 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 cómo la sacó. Pergalė techninių nokautų. 6. raunde dar vienas įveiktas varžovas. Ir svarbiausia, Nunezas įrodė, kad gali laimėti, kai situacija tampa sunki. Po kurio laiko Nunezas tapo kuklus, kovodamas mažesniuose renginiuose, bet tęsė nokautų seriją. Triukšmo apie Eduardą Nunezą nebuvo įmanoma ignoruoti. Triukšmas pasiekė Eddie Hearną ir Matchroom Boxing, kurie su Nunezu sudarė ilgalaikę reklaminę sutartį. Su aiškia misija – išleisti jį į superplunksninio svorio divizioną ir stebėti, kaip jis sunaikina visus, kurie pasitaikys jo kelyje. You can put him in any situation, any fight, any environment, and I know he's coming out on top. Like, he's the kind of guy that you could throw into a bar with 40 people and say, Sugar, I'll see you in 5 minutes, and he'll come out, you know, like a western out of the bar and say, Vamos! Scena paruošta. Sugaras laukia susitikimo su buvusiais pasaulio čempionais ir elito pretendentais. Tai jo pirmas rimtas išbandymas su Matchroom, po to, kai įrodė pasirengimą. 2024 m. vasario 16 buvo lūžio akimirka. Nunezas susikovė su vietos favoritu, buvusiu Tarptautinė bokso federacija pasaulio čempionu Šafkatu Rakimovu, dėl teisės kovoti dėl Tarptautinė bokso federacija superplunksninio svorio titulo. Nunezui teko vykti į Tadžikistaną ir kovoti prieš publiką, kuri norėjo matyti jo pralaimėjimą. Viskas priklausė nuo šios partijos. Laimėjęs jis gautų galimybę kovoti dėl pasaulio čempiono titulo, o pralaimėjęs prarastų visą aplink jį kilusį ažiotažą. Cardiff last year for Rakimov, with the scope of dynamite power that he possesses. There's a good right hand catapulting off the strands. When I asked him yesterday, that he takes it with cold. When he has his man going like that, the fight. Rakimovas pradėjo stipriai, spaudė su dideliu intensyvumu ir negailestingu agresyvumu, o Tadžikistano publika riaumojo po kiekvienos jo kombinacijos. Akimirkai atrodė, kad vietinis herojus gali užgožti meksikietį. That landed from the former champion and in his home city of Cardiff. Some of them he didn't fully commit to, but Rakimov front the stare down between the two boxers at the conclusion of. Nunezas išliko ramus, naudojo hap, dirbo prie kūno, kai buvo galimybių ir atlaikė audrą. Raundams tęsiantis, Nunezas atlaikė spaudimą ir viduryje pradėjo įgauti pagreitį. Jis smogė stiprius smūgius į kūną ir dešinę, galinčius nokautuoti varžovą. Champion, and he accurately picked a southpaw left which swift. Nunez looks to target him to the right side of his torso once more. Off to the body and a left hook to the chin is Nunez, and Rakimov taking his foot off the gas for this portion of the round. This strike was a short shot over the top, then hard punches slung into the body from Nunez. Čempionato raunduose Nunezas visiškai kontroliavo situaciją, smogdamas dar galingesnius smūgius ir alinantis Rakimovą žiauriomis kombinacijomis. First half of the round, there was beautiful counterclockwise movement to the right of the southpaw former champion, but in the second half of the round, Nunez, his man with the lead left jab, slings in a hard right up with one another in search of their own offensive success. Rakimov, referee Mark Nelson. And again, left hook right uppercut from Nunez before hook successes and counters from Rakimov. This is back. Tada atėjo 11 raundas ir audra pagaliau prasidėjo. To the head, hooks, uppercuts, all crashing home at mid-range and short range. Two-shot salvo in response to the fusillade hand. Right hand around the corner from Nunez as the two men continue to
Nunjesas prispaudė Rakimovą prie virvių ir paleido smūgių lietų, į kuriuos Rakimovas nesugebėjo atsakyti ir apsiginti. Dėl to teisėjas nutraukė kovą. For Eduardo Nunez, but my goodness, look at the energy that he's bringing to the proceedings as he's got Rakimov pinned to his own corner. He's got to show the referee something, and Eduardo Nunez... Publika nutylių. Eduardas Sugaras Nunjesas nutildė tautą ir pelnė teisę kovoti dėl pasaulio čempiono titulo. Nunjesas, būdamas arti pasaulio čempiono titulo, debiutavo Jungtinės Amerikos valstijos 2024 m. rugpjūčio 31 dieną prieš 3 kartus titulo siekusi Miguelį Mariagą Dignity Health Sports Park stadione Carsono mieste Kalifornijoje. Mariaga buvo tarp geriausiųjų. 3 kartus kovėsi dėl pasaulio čempiono titulo ir žinojo čempionų bokso lygį. 37 metų veteranas išėjo į ringą atiduodamas visas jėgas, bandydamas įrodyti, kad vis dar yra vertas kovoti. Antrame raunde klasės skirtumas tapo akivaizdus. Sugaras pamažu išardė veteraną, smogdamas stipriamis kombinacijomis ir paversdamas kovą vienpusių sumušimu. Ketvirtame raunde ta įprasta kablio ir smūgio į kūną kombinacija vos neišsiuntė Mariagos iš ringo. Baudimas tęsiasi. Mariagos širdis laikė jį, bet kūnas daugiau nebeatlaikė. Mariagos kampas 6 raundo pabaigoje nusprendė pasitraukti. Dar vienas buvęs pretendentas į pasaulio čempionus nugalėtas. Jo pergalių skaičius išaugo iki 28 visos. Nokautais. Nunezas debiutuodamas Jungtinės Amerikos valstijos aiškiai parodė savo ketinimus ir buvo pasiruošęs scenai. Eduardas Nunezas prieš Masanori Rikishi. Pagaliau atėjo tas momentas. Galimybė kovoti dėl Tarptautinė bokso federacija superplunksninio svorio pasaulio čempionų titulo. Bet dar kartą. Nunezas turėjo vykti į Japoniją, kur Yokohamos Buntai arenoje susitiko su pavojingu varžovu Masanori Rikishi priešiškos publikos akivaizdoje. Rikishi nebuvo eilinis varžovas. Jis turėjo 5 pergalių nokautų seriją ir besąlygišką vietinės publikos palaikymą. Ahora Masanori Rikishi. Minuto de este primer asalto. Cortar distancias, pero aplicó mejor su boxeo, aplicó mejor sus condiciones. No necesita llevar toda la fuerza, Mariale, por parte de Rikishi. Japonijos žvaigždė nuo kovos pradžios pasirodė užtikrintai, meistriškai boksavosi ir naudodamasis publikos energiją kontroliavo tempą. Mermando la estamina ahí al peleador. Y ojo que no necesita Rikishi ir a la guerra. No, que era presión pura, pero quizás sin pensar bien en dónde pegar el golpe. Mano derecha por parte del campeón, ataca las zonas blandas. Le está... Sugaras kantriai trumpino ringą ir stipriai taikė smūgius į kūną. Y paso hacia su derecha, Mariale. Esa etapa de frustración en el rival. No ser blanco. 48 para Rikishi. Rikishis kovos metu dalyvavo mainuose, kurių pats nenorėjo. Ir negailestinga Nunezo spaudimas pradėjo duoti savo vaisių. Era presión pura, pero quizás sin pensar bien en dónde pegar el golpe. Kontratakos smūgiai pataikė, jėgų skirtumas tapo aiškus. Rikishis ėmė kristi prieš vietinius gerbėjus. Pero creo que Núñez sabe muy bien. Ponerle la humanidad también ahí de frente. Fuerte el 1-2 de Rikishi, que ahí respondió con mucha fiereza. Se lleva ahora en esta batalla y es que por más... 10 raundo pradžioje Rikishis krito. Galingas dešinysis smūgis privertė jį suklibėti ir nuo to momento Nunjesas visiškai perėmė kontrolę. Menos ángulo para lanzar el uppercut,
Kiekvienas smūgis turėjo pakankamai jėgos užbaigti kovą, o kiekvienas apsikeitimas baigdavosi tuo, kad Rikišis traukėsi atgal. Japonijos žvaigždė buvo visiškai palaužta. Gancho de mano derecha Rikishi, también dejando el resto, Mariale, le quedan menos de 2 episodios. Un minuto con Rikishi, finalmente se detiene, no le quedaba de otra después de estar. Nunesas užtikrintai baigė paskutinius raundus, nepalikdamas abejonių teisėjams. Ponte también con esa mano izquierda, upper de derecha por parte del japonés, y el Sugar ahí está, te vas o me voy. Ambos quieren la gloria, ambos quieren el campeonato. ¡Qué derecha por parte de Sugar que casi... Sprendimas buvo paskelbtas vienbalsiai. Eduardas Sugas Nunesas. Jis tapo Tarptautinė bokso federacija superplunksninio svorio pasaulio čempionu. Jo vaikystės svajonė, kai buvo skriaudžiamas Losmočiuose, pagaliau išsipildė. Eduardas Nunesas prieš Kristoforą Pitufą Diasą. Dabar kaip pasaulio čempionas, Nunesas grįžo į savo namus Losmočiuose, kad pirmą kartą apgintų savo titulą prieš patyrusį Puerto Riko veteraną Kristoforą Pitufą Diasą, boksininką užgrūdintą 1000 kovų. Turėjo būti šventė prieš savo gimtojo miesto sirgalius, tačiau Diasas turėjo kitų planų. Boksininkas pradėjo agresyviai, tiksliai kombinavo ir judėjo, kad išvargintų čempioną. Puerto Riko atstovas pataikė tikslius smūgius, valdė erdvę ir pavertė kovą konkurencingą, ko mažai kas tikėjosi. Ketvirtajame raunde kova įsiplėskė, abu vyrai apsikeitė stipriais smūgiais, o Meksikos publika pašėlo. Septintajame raunde Nunesas tiksliai kontratakavo ir smūgiu dešinę parbloškė Diasą. Po kelių akimirkų kita niokojanti kombinacija vėl parbloškė iššūkį metusį varžovą ant ringo grindų. Ir čempionas atsiplėšė. Diasas nesutiko pasiduoti. Jis toliau spaudė čempionato raunduose, versdamas Nunesą sunkiai užsidirbti kiekvieną pergalės sekundę. Kai nuskambėjo paskutinis varpas, teisėjų kortelėse nebuvo jokių ginčų. Eduardas Sugas Nunesas sėkmingai apgynė Tarptautinę bokso federaciją superplunksninio svorio čempiono titulą gimtojo miesto sirgalių akivaizdoje. Tai buvo kova, pretenduojanti tapti metų geriausia. Jis dar kartą įsirašė į savo legendinę karjerą. Nuo vaikystės persekiojimo Sinalojoje iki čempiono šlovės užsienyje. Eduardas Sugas Nunesas parodė, kad jis yra daugiau nei tik galingas naikintojas. Jis turi čempiono širdį, įgūdžius ir mąstyseną dominuoti divizione. Vienijimosi kova prieš pasaulio bokso organizaciją čempioną Emanuelį Navarretę. Numatyta 2026 m. vasario 28. Klausimas ne, ar jis bus suvienytas čempionas. Ar jis taps suvienytų čempionu, paaiškės tą naktį.